Sveiki! Čia matote popierinių burbulų arba kitaip vadinamų pompom arba pomponų ruošinius. Šiandien mokysimės juos pašiaušti arba išlankstyti, žingsnis po žingsnio. Taigi pasiimam vieną ruošinį ir iš karto perspėju, kad dirbti reikia labai atsargiai, kadangi popierius, iš kurio pagaminti popieriniai burbulai, būtent šilko popierius, yra labai plonytis ir lengvai plyšta. Ruošinys yra pririštas ant tokio kaspinėlio dekoratyvinio, kuris padės mums kartu ir orientuotis, kad nesumaišytume pusių. Tai iš pradžių pasitikrinsime, kad šitas kaspinėlis yra užrištas būtent per vidurį burbulo. Tai garantuos simetriškumą. Tikriname taip. Suglaudžiame kraštines vieną su kita ir matome, kad jos lygiai sueina. Viena pusė ir kita pusė. Nėra jokio išsikišimo. Jeigu būtų nelygumas, tarkim, išsikištų viena arba kita pusė, tai šitą virvelę galima pastumti aukštyn arba žemyn ir tokiu būdu išlyginti. Tai dėl simetrijos būtų tiek. Dabar pradedame lankstymą. Pirmiausia, aš pasidarau vidurį. Viduriuką mūsų burbulo. Atsargiai lenkiu viršuje esantį lapelį į save ir stengiuosi kuo toliau jį ištraukti į priekį. Darbas nėra sudėtingas, bet reikalauja kruopštumo ir atsargumo. Sakiau, kad nesuplyštų popierius. Tempiame pirštais iš pradžių, tiesiog išsitrauksime lapukus, o po to jau dailysime. Ištraukime vieną lapuką viduriuko, tuomet apsukame, traukime kitą. Nepergyvenkite dėl to, kad jie šiek tiek susiglamžė, paskui viską ištaisysime. Dabar svarbu juos atskirti vieną nuo kito. Taigi vienos pusės viduriukas ištrauktas, ir trauksime kitos pusės viduriuką. Jeigu lapelė labai sulipę, galima šiek tiek padrėkinti pirštus, kad padėtų atlipinti. Taip, viduriukas ištrauktas. Dabar dirbsime su viena pusė, o paskui su kita pusė. Kad būtų lengviau orientuotis, aš kairėje pusėje laikau virvelę ir pradedu dirbti nuo kairės pusės. Dabar dirbsime su viršutinė burbulo dalimi ir imsime taip, vieną lapelį iš kairės, vieną iš dešinės, vieną iš kairės, vieną iš dešinės, tol kol baigsis visi lapeliai. Stengiamės kuo toliau ištraukti juos, kad kuo labiau juos atskirtume.
lapeliai liko. Jūs tiesiog atskiriam vieną nuo kito. Ir pusė burbulo bus baigta. Dabar pereiname prie kitos pusės. Vėlgi, virvelę, kad orientuotis, dedu į kairę ir dirbam taip pat. Kairė, dešinė, kairė, dešinė. Jeigu jums patogesnė kita sistema, tai galite dirbti kitaip. Skirdami lapelius tuo pačiu stenkitės patiesinti žiedlapius, kad nebūtų užsilenkę, bus po to mažiau darbo. Tiesiog tuo pačiu ištiesindami lapelį ir atlenkiame. Matote, šitie burbulai yra tankus, sudaryti iš daug lapelių, dėl to veikti yra tikrai ką. Na ir viduriniai, paskutiniai lapeliai. Taigi, lapelių atskirimo darbą baigėme, bet kaip matote, burbulas šiuo metu nelabai išvaizdus. Tai dabar užsiimsime jo dailinimu. Aš pradedu nuo tų centrinių paskutinių lapelių, kuriuos pabaigoje mes atskyrėme. Jie padės orientuotis, kur yra mūsų burbulo vidurys. Taip, juos ištiesiname į centrą. Ir prie tų centrinių glaudžiame viršutinius iš eilės. Ištiesime per visą jų ilgį, kad nebūtų tarpų sandūroj. Viena burbulo pusė jau išsiskleidė kaip gėlė. Apverčiame ir tą patį darysime su kita pusė. Jeigu kažkoksai lapelis užsikabinęs yra, tai jį ištraukime. Šeilės. Sluoksnis po sluoksnio. Na va. Dabar rankomis galime suteikti norimą formą. Jeigu norime, kad burbulas būtų labiau užsiskleidęs, tai galim jį tokį ir palikti. Jeigu norim, kad jisai
būtų apvalesnis, galim šiek tiek jį paspausti rankomis,